Sveiki visi, su jumis aš Andrius Jespeks ir šiandien mes bandysime rinkti netgi už 800 eurų kompiuterio buldą. Žiūrėsime, ar šią sumą pavyks kažką panašaus surinkti, ką darėme žiemos metu, tada tai buvo vienas geriausių buldų mano manimų. Na, ar pavyks šiandieną? Iškart išduosiu, kad iš tiesų visai neblogai mums pasisekė tai padaryti. Na, ar apsimokės investuoti tiek pat, tokius didelius pinigus nežinau. Paliksiu taip pat kortelę su praeitais buldais, ką mes jau padarėm mažesnėmis sumomis. Iš tiesų kol kas vis dar manau, kad 500 eurų variantas yra labiausiai stebinantis. Na ir pradėkime mūsų tą 800 eurų buldą nuo procesoriaus, kadangi jisai nepasikeitė nuo praeito buldo, mes vis dar turime tą i5 7500, kuris yra toks viduriukas, iš tiesų i5 pasirinkimai, ypač jeigu negalvojant dar apie overclockinimą, jis duoda gan aukštus dažnius ir prieinamą kainą. Na ir įdėsim šį procesorių į tą mūsų jau klasiką tapusią motinę, tai yra H110K iš Asuso, kuri už savo kainą iš tiesų duoda begalę funkcijų ir pasirinkimo, tik tai reikalauja to vieno dalyko, tai yra BIOS atnaujinimo naujiem procesoriam, tai paliksiu nuorodą po video, pasižiūrėkit, nes tai jums reikėtų padaryti. Na ir sekantis komponentas bus būtent ramai mūsų šiame bulde, mums reikėjo kažko pigesnio, tai Corsair'as su Value Selectais mus gelbėjo, vis dėlto ramai iš tiesų šoko kainą paskutiniu metu ir gerai, kad būtent dar turime tokių prieinamų pasiūlymų. Na, kalbant apie talpą, tai be abejo mes dedam tą 1 terabaitą iš Seagate Barracuda, galima aišku rinktis ir VD Blue variantą, bet dabar Seagate'as mums suteikia šiek tiek pigesnį pasiūlymą to didžiulio kiekio atminties. Na ir pagaliau prie to kietojo hardo mes turėsime ir dar vieną atminties kaupiklį, tai bus SSD, tai greitoji atmintis ir jos bus netgi 240 GB. Na taip, tai nebus pats tikrai greičiausias pasirinkimas, bet kokiu atveju SSD, ypač dar ką A-Data suteikia šią kainą, yra labai gerai. Na ir pagaliau gal man reiktų išduoti, koksgi bus tas pagrindinis komponentas žaidimam, tai yra vaizdo plokštė ir mums pavyko netgi įdėti 1060 6 GB modelį iš Gigabyte, kuris turi netgi 2 ventiliatorius, tikrai nėra sutaupyta ant jokių vietų, bet kaina vis dar išlieka tikrai labai prieinama. Na ir atrodo, kyla mes vis dar tais laipteliais buldų kainomis ir jų gale, bet mums nereikia iš tiesų maitinimo labai didelio, Nvidia's vaizdo plokštės iš ties pasižymi labai gerų našumu ir mums užteks iš Corsair'o CX 430 W, to jau tikrai patikimo maitblokio ir už kainą ir už kokybę. Į kurgi mums įdėjus visą šį buldą, kuris atrodo vos save sulaiko galioje, tai bus tik tai Zalmano T1 pasirinkimas, tiek mažesnis korpusas, vis dar jis yra matinis, tikrai jisai jums nesugrius ar ką, kokybė yra tenais ir už tokią kainą mums kaip tik reikėjo tokio pasirinkimo. Na, jeigu pažiūrėsit bendrai tą buldą, tai kaina yra šiek tiek aukštesnė, negu mes ir skelbėme 800 eurų, bet mes gauname iš ties puikią kokybę visais aspektais, tikrai niekur beveik nėra nukirpti kampai ir aš tikrai rekomenduočiau šį variantą. Bet aišku, aš turiu jums variantų, pasiūlymų, kurgi jūs galėtumėte sutaupyti ir priartinti prie tos tikrosios gal mūsų šiandien sektos kainos. Na taip, tas mūsų SSD, kaip ir minėjau, yra išties didelės talpos, jūs galėtumėte pasirinkti 120 GB, gal net ir greitesnio tipo SSD, sutaupydami netgi iki 30 eurų šioje vietoje ir tai jūs tikrai priartintų prie tos 800 eurų sumos. Na, kaip ir minėjau, pas mus yra išties labai greita 1060 ir mes galėtume sutaupyti pasirinkdami šiek tiek gal mažesnį, būtent brolį šios motininės, tai būtų su vienu ventiliatoriu, vienu aušintuvu, kas mums sutaupytų taip pat ir kainą. Tai labai ačiū, kad žiūrėjote šį video, gal nustebino tie 800 eurų, gal kaip tik ir ieškojo čia suma, nežinau, ar išlaikėme mes tą hypą nuo žiemos, kai turėjom iš tiesų stebuklą šią kainą, na, bet kokiu atveju užmeskit laiką, komentuokit, kągi gal jūs pakeistumėt ir tada laukiam sekančio video. Iki.